metais atliktų tyrimų metu čia rasta grublėtos, glūdintos ir žiestos keramikos fragmentų, rodančių senovės žmonių gyvenimą. Su Piliakalniu siejama daug legendų. Pasakojama, kad šioje vietoje lietuviai sumušė švedų kariuomenę ir kalnas pradėtas vadinti Švedkapiu. Kurį laiką istorikai net manė, kad Pilionių piliakalnis gali būti susijęs su legendiniais Pilėnais. Vietos dvarininkai Girštautai šią vietą vadino Aukso kalneliu. Pilionių nauja upio piliakalnis. Koordinatės. Tūkstantis 934 metais ant Piliakalnio buvo pastatyta mūrinė koplyčia su laidojimo rūsiu. Ji išlikusi iki šiol ir suteikia Piliakalniui išskirtinį vaizdą. Ką, užšokt reikia? Viršų. Nors laiko bėgant šlaitus paveikė gamta ir žmogaus veikla, Pilionių naujaupio Piliakalnis šiandien tebėra svarbus Lietuvos kultūros paveldo objektas, saugantis senųjų laikų istoriją ir legendas. Gražuolis. Ir dar bažnytėlė stovi. Na, jeigu atidaryta, užeikime. Koplyčia. Jo, koplytėlė. Garbėsiu Kristui. Nu ką, sveikas? Piliakalniukas, nežinau kaip čia tave įvardint. Beveik prižiūrimas, nu kaip. Iš tiesų tai prižiūrimas, bet labai keistai atrodo. Tarsi ir prižiūrėtas, tarsi nežinau. O Jėzau, kaip šalta.
Nu, būk sveikas, Pilionių, Naujaupio, Piliakalnė.